Mūsų laidoje apie sveikatą kalbame dažnai, kalbame apie klausą, kokia ji mums svarbi, bet ko gero norėtųsi dar kartą akcentuoti, kad vis dėlto laiku diagnozuoti klausos sutrikimus yra pats svarbiausias dalykas. Sakykit, kodėl vis dėlto yra svarbu laiku pastebėti, kad klausa prastėja? Yra nustatyta, kad specialistų pagalbos žmogus kreipėsi vidutiniškai praėjus 7-10 metų nuo pirmųjų klausos sutrikimo simptomų. Per tą laiką žmogus atpranta girdėti tokius stilius garsus, kaip pavyzdžiui laikrodžio tiksėjimas, žingsniai, drabužių šlamėjimas, paukščių čiulbėjimas. Taip pat negirdima dalies garsų, tokių kaip pavyzdžiui kalbos garsai S, Š, dėl to žmogus prasčiau supranta kalbą. Negydomas klausos sutrikimas skatina socialinę izoliaciją, didina demencijos riziką ir taip pat apsunkina bendravimą. Tuo tarpu laiku pastebėtas ir diagnozuotas klausos sutrikimas lemia geresnius klausos reabilitacijos klausos aparatais rezultatus. Na gerai, tai kokiegi tie požymiai, į kuriuos mes turėtume atkreipti iš tikrųjų dėmesį? Labai dažnai, jeigu klausa pakrinta staiga, tai žmogus iš karto jaučia klausos funkcijos suprastėjimą, pablogėjimą ir nedelsdamas kreipiasi pagalbos. Jeigu klausa pakrinta palaipsniui, žmogus to tokio staigaus funkcijos sublogėjimo nepajaučia. Ką žmogus pirmiausia pajunta, tai yra tai, kad tam tikrose situacijose, ypatingai kai yra didesnis triukšmas ar daugiau vienu metu žmonių kalba, jam yra sunkiau suprasti kalbą. Nors tyloje tos problemos nekyla. Klausos patikra yra atliekama medicininiu prietaisu, vadinamu audiometru. Procedūros metu pacientui yra uždedamos ausinės ir per jas leidžiami garsai. Siekia nustatyti žmogaus klausos slenkstį, tai yra tyliausią garsą, kurį jis gali išgirsti. Klausos testo rezultatas yra audiograma, kuri yra klausos slenksčių grafinis atvaizdavimas. Klausos testas trunka paprastai apie 10-15 minučių, jisai tikrai nėra skausmingas ir visiems žmonėms, net ir nejaučiantiems klausos sutrikimų, rekomenduojama klausos testą atlikti kartą į 3-5 metus, o vyresniems kaip 60 metų žmonėms tai reikėtų daryti kasmet. Nustačius, kad vis dėlto klausa jau pažeista, ko gero sprendimas yra klausos aparatai. Papasakokit, kokių jų būna, kaip teisingai jūs juos parenkate. Klausos protezavimo specialistas pirmiausia išsiaiškina žmogaus poreikius. Tai reiškia, į poreikių sąrašą gali įeiti tokie dalykai kaip pavyzdžiui, kokio stiprumo klausos aparato reikės, kokios stiliaus klausos aparato reikės, kokiose akustinėse situacijose žmogus, kuris nešios klausos aparatą, būna. To bendravimo metu tarp klausos protezavimo specialisto ir paciento yra sukuriamas vadinamas klausos sprendimas. Į klausos sprendimą gali įeiti ne vien tik tai klausos aparatai, bet ir klausos aparatų priedai. Sekantis etapas yra jau pačių klausos aparatų ir tų priedų pritaikymas. Jau mes turime visus komponentus reikalingus pritaikymui vietoje ir tada pirmą kartą yra uždedami žmogui klausos aparatai, jie yra reguliuojami, specialistas turi žmogaus klausos tyrimą audiogramą, jisai iš karto gauna tam tikrą grįžtamąjį ryšį žmogaus ir atitinkamai klausos aparatas yra sureguliuojamas. Biomedikos centras gali pasiūlyti įvairias klausos apsaugas klausai apsaugoti. Jeigu mes jau turime klausos sutrikimą, jam kompensuoti skirtus pažangius klausos aparatus bei kochlearinius implantus. Valstybinė ligonių kasa skiria kompensaciją suaugusiems žmonėms 2 klausos aparatams, todėl kiekvienas žmogus, kuris turi klausos sutrikimą, gali gauti pagalbos girdėti geriau.